šiai dienai čia yra tikrai toks įvykis ir aš tiesą pasakius viduj labai buvau susijaudinęs. Tai ką, sveiki brangūs žiūrovai, sveiki atvykę į naują video. Nutiko tam tikras įvykis, kurio noriu pasidalinti su jumis, papasakoti apie šį tokį įvykį, apie ką mes kalbėsime šiandieną. Dangės rally festivalį, toks renginys skirtas paminėti pasaulinę jūros dieną. Jame vyko įvairios parodos, pasirodymai, viktorinos, įvairios užduotis, kurias ėjo visi ir dalyvavo aktyviai juose. Bet šiandieną koncentruosimės į drakono valties irklavimo rungtį kaip mėgėjai. Tai norėčiau papasakoti plačiau apie tai. Nusprendžiau dalyvauti šioje rungtyje. Dalyvaujam, kaip ir minėjau, mėgėjų lygoje. Tikrai nesam profesionalai, niekas ten nebuvo profesionalas. Tikrai buvo tokia įdomi patirtis. Turėjom vieną treniruotę, teko tikrai paklušėti ir tikrai gerai pasitreniravom. Apturėjom tokių nuotykių, tikrai tas buvo labai faina. Treneris irgi buvo labai profesionalus, paaiškino, kaip irkluoti ir panašiai. Per tokį trumpą laiką, žinoma, suprantama, kad tikrai neišmoksi visko. Praėjus treniruotį praėjo 2 dienos, bet šeštadienį varžybos. Tai va, 3 valandą turėjome jau startuoti rungtį. Pažinau su visa bendruomenė, darėm apšilimą, pravedžiau apšilimą, paskirtas valties kapitonu, buvo smagu. Ta komanda, kuri parodys geriausią rezultatą, išrenkama nugalėtojais. Tai kas yra savaime suprantama. Koncentruosimės į įvykius, kuriuos netyčia teko nufilmuoti su GoPro. Nežinau, dar kažkaip pagalvojau, kad reikia GoPro pasiimti, užfiksuoti įvykius, kažkaip atrodė nekasdieninis įvykis. Ir galvoju, reikia nufilmuoti, kaip nuojautų turėdamas. Atvykau į tas rungtynės ir mes 3 valandą jau tikėjomės lipti į valtį ir startuoti. Bet pasirodo viskas užsidelsė ir panašiai. Darėm dar vieną apšilimą, apie 1,5 ar 2 valandas pralaukėm. Tai visi su geru vaibu, užsikūrėm. Bus gerai, pakursim. Mes laimėsim. Lipom į mūsų 21 vietos valtį ir po truputį jau ruošiamės startuoti. Pasikūrėm! Tai priplaukėm savo starto liniją, visi užsikūrė, visi užsivedė, geras vaibas, šiek tiek lyjo, bet tai tikrai nesutrukdė gerom emocijom. Tai visi buvom kaip komanda, labai smagu buvo. Davai, kamera, tiek laiko laukim, davai! Užsikūrėm, mes už! Ir tas švilpukas start. Visi įsivažiavom, irkluojam, greičiau, palaikom tempą. Tai buvo tokia įdomi patirtis. Daugiau nekalbėsiu, jūs pasižiūrėkit video, papasakosiu plačiau, kas jau buvo po to. Mažinam tempą. Na va, pažiūrėjot visą video, tai buvo tokia įdomi patirtis, irkluoti ir visi įsivažiavom, irkluojam, greičiau, palaikom tempą, išsiveržėm į priekį, paskui jie šiek tiek mumis prisivijo ir paskui jaučiu, kad jie kažkaip atitolo, taip šonu žiūriu ir irkluoju, nes irkluojant reikia žiūrėti kitą irklą, kad nebūtų vadinama out of sync, nes turim vienu sinchronu irkluoti, kiek mums paaiškino ir tai stengiamės tai padaryti ir matau, kad priešininkai kažkaip jau šonu sukas, aš taip per tą matymą taip matau
pasisuku galvą paskui ir aš matau, kad jie į mumis tiesiogiai pareina ir mes, kadangi tempą sumažinom šiek tiek ir mes nebeprasilenkiam, tai mes visi greičiau pradėjom irkluoti, tikėdamasis išvengti to susidūrimo ir girdžiu, dudum, atsitrenkia. Atsitrenkia, toks bambtelėjimas buvo ir visa mūsų valtis persisvėrė, pradėjo žmonės iškristi iš valties ir jaučiu, vandens prisėmė ir ta valtis pradėjo verstis. Aš iš karto, lyg tai žinodamas, nes atrodo prieš visus tos įvykius, turėjau tokią viziją, kad taip gali nutikti ir tiesiog žinojau, ką reikia daryti. Ir aš iš karto užsikabinau už valties, ta valtis persivertė, aš už jos laikos ir man viskas gerai, tikrai nepasimečiau, man buvo viskas ok ir toks pagalbos šauksmas. Sako, aš nemoku plaukti, mergin toks. Eik, tu savo, tu plaukti nemoki. Ir jinai visiškai iš baimės, iš tos panikos, aš dar bandau ranką ištiesti, bandau pagauti ir jinai po vandeniu, bum, pranyko. Tas vaizdo įrašas atrodo, tas vanduo tikrai nėra toks purvinas ar nesimato, bet realybėje jis buvo tamsus, nieko nesimato. Panėriai, aš mačiau, kad tu panėriai ir galvoju, išvysi, žiūri, neišlenda. Nu, būtent. Tas vanduo labai jisai tamsus, aš panėriau ieškoti ir nieko nesimato. Ir jinai pranyko, panėrė po tą valtim, ta mergina. Užsikabinai už valtį. Jo, aš apsisukau, reikia kažkaip išgyventi galvo. Kiti žmonės irgi priplaukė prie šono, įsikabino ir sukūrė tą tokią erdvę. Ir tas žmogus palindo po valtim ir aš matau, kad ta valtis vėl persivertė ir to žmogaus nebėra, o prie manęs priplaukė dar daugiau žmonių. Ir man tos erdvės jau kažkur panerti nebeliko. Aš pasileidau nuo valtis, paplaukiau ir žiūriu, ta mergina išnėrė, okei, aš toks atsikvėpiau ir galvoju, okei, viskas gerai. Ir paskui sekanti mintis. Ir nežinai, kiek dar yra po valtim skęstančių, nes tikrai viskas labai greitai įvyko ir aš toks, todėl ir norėjau pasidalinti šiuo video, kad suprastumėt, kad tikrai viskas va taip gali įvykti ir tikrai niekam nelinkiu to patirti, jeigu tai yra nekontroliuojama situacija, tai tikrai daugeliui žmonių, manau, bus visam gyvenimui prisiminimas ir tikrai jis nebus, sakykime, toks pozityvus. Mano atveju tai tikrai man viskas buvo gerai. Laimė, visa įgula liko sveiki. Tikrai kai kurie persigandė, kai kuriem tikrai nieko nenutiko, kai kurie tikrai labai gerai plaukti moka ir panašiai. Ko aš specialiai pasilikau, kad nufilmuoti toliau video, nes buvau įsijungęs GoPro ir toks pasiėmiau laiku ir vietoj tą GoPro užfiksuoti tokį neeilinį įvykį. Bet kai kuriem žmonėm tikrai tas įvykis gali būti šokiruojantis. Gelbėtojai tikrai greitai atplaukė, gelbėjo pačius pirmus tie, kurie plaukti nemoka, kurie įsikabinę buvo, kurie čilino vandenį, tai tikrai jiem ten tos pirmenybės nereikėjo, nes jie tiesiog jautėsi viskas gerai. Tuo tarpu ir aš gerai jaučiausi tam vandenį, man nebuvo šaltas vanduo, man tokie nuotykiai, sakykime, gal net patinka, nes aš įpratęs tai žiemą jūrai maudytis, tai dar kažką. Išgelbėti! Nu va, gelbėtojai dirbo savo darbą. Opa. Bet tiem žmonėm, kurie pajautė tą skendimo jausmą, tą negebėjimą plaukti ir panašiai, tai manau, jiem tikrai buvo, toks liūdnesnis įvykis. Laimiai viskas gerai baigėsi, vis būna, kad su tais pačiais irklais ir į ranką įtrenkė ir prakerta ir panašiai. Čia buvo mano antras kartas, kai irkluoju, sakykime, tokią kažkokią valtį. Šiaip pati patirtis buvo labai įdomi. Norėtųsi pabrėžti, kad šituose varžybose tikrai reikėjo, kad išvengti to balagano tiesiog gelbėjimas liemenių. Ir manau būtų tikrai išvengta to, sakykime, tokio diskomforto, nes viskas baigėsi tikrai sėkmingai, laimingai, ne visada viskas taip baigėsi. Kaip minėjau, irgi visi be sužalojimų, aišku, buvom sušlapę, tikrai kolektyvas vienas kitą palaikė, komandiškumas tikrai pasimatė žmonių, tas norėjimas padėti kiekvienam, kas parvežti namo, kas sušildyti, duoti drabužius, tikrai labai fainas
momentas, ką tikrai prisiminsiu, toks neįlinis. Didelis ačiū visiems, kurie irgi palaikėt viens kitą. Tai būtinai užmeskit like ant šito video, parašykite komentarus, gal matėt tai, kaip tai atrodė iš šono, ar gal jum net yra taip nutikę. Kas norit prisidėti prie šių video, palieku contribui. Dar palieku turbūt video, kurių nematėm, pasidalinu su pačių dalyvių patirtimi. Ačiū. Suskaičiuot reikės visus. Nebėgit, suskaičiuot visus reikia. Vadu, sustoti. Jo, viskas gerai. Komanda, matyt. Reik gelbėti. Gera medžiaga. Gerų kadrų turėtų. Tu pani... Kai išlindau kažkaip iš to, o tai tave nejaučiasi, kaip buvo. Palauk, kur tu buvai per vidurį? Renkis. Bet kaip staigiai po valtėm atsidūrėm, žiauru. Aš taip žiūriu, Tai mumis atsitrenkė visiškai. Ir mes bandėm prasilenkti, žinai. Ten į galą. Aš mačiau, vaidas, jie pradėjo taip laukti, pradėjo žiūrį, jūs jau pradėsite, jau praleis. Bandėm ir aš matau ir žiūri, mumis stoji varys. Man dar taip atrodė, kad yra galimybė apsisukti. Bet toks smūgis, dūdūm, ir vis šnėrė. Tokie ir nuotykiai, sumaudėm. Iš tikro buvo visai nešiltas vanduo, bet taip kažkaip šią vasarą mačiau, kad daug kas maudė čia. Tai visai buvo įdomu pabandyti, toks įdomus nuotykis ir dar kaip tik turėjau tokią nuojautą, kad kažkas nutiks. Bet va, drąsino mane ir taip gavos. Nu va, turėsim atsiminimų rudeninių. Smagiai, gerai, kad GoPro pasiėmiau, labai džiaugiuosi, kad pasiėmiau. Viskas bent jau teko užfiksuoti. Biškai baisu buvo dėl kitų, nes buvo kas nemoka plaukti. Tos mumis dar ten ta valtis, kur nulūžė ta dalis, mumis dar trenkės. Tai jo, viena į ranką man taip biškai galva dėjo, bet viskas gerai. Iš to pradžių, žinai, taip įsigandau, nes aš taip jaučiu, tai vieną minutę stoviu ir aš nesupratau, kas gaudas ir aš taip vandenį. Ir taip atrodo viskas miršta ir taip galvoju, blemba, taigi blaiviu protu, ką daryti, taigi nuskęsi, jeigu nieko nedarysi. Yeah. Taip susijami ir tada viskas gerai po to. Ir tie batai dar taip sunkiai, tais plauk, taip stovi vietoj, taip į apačią traukia. Tai vienas sporto, kur žmonės žiūri valandas, kada pagaliau kažkas apsivers. Tai aš tik ne apie tai, tikrai aš už saugumą. Beje, šiais metais Tarptautinė jūrų organizacija pasaulinė jūros diena, kuri bus 26 rugsėjo, paskelbė Safety First. Tai yra ant vandens, reiškia, saugumas pirmiausia. Tai taip, čia nebūna tokių, būna galbūt varžybų, kur nieko nevyksta. Šiai dienai čia yra tikrai toks įvykis ir aš tiesą pasakius, viduj labai buvau susijaudinęs, nes vis tik daug vandens, daug žmonių vandenyje. Aš pas 22 metus to užsiminėjau uoste gelbėjimas ir žinau, ką tai reiškia. Tai jeigu praeinant šitą, tai yra įvykis, tai yra pamoka ateičiai, iš tikrųjų darysim išvadą, žiūrėsim, ką daryti daugiau, kad taip nevyktų. That was crazy. How you feel? I'm ready. Very good. Survivors. Yeah. Just like right now. Matai, kaip įsirovė mums, irgi pajutai smūgį ir viskas. smūgis, aš mačiau, aš filmavau net. Ir aš matau, galvoju, ar apsiversim, galvoju, ar ne. Ir toks dudum. Ir jau žinau. Nes jie visiškai va taip varė į krantą, aš matau, jeigu jūs taip tiesiai į krantą ir jie visiškai pasuko, jie visiškai jumi, tai mes galvom, kad jūs taip... Mes bandėm prasilenkti. Aš taip žiūriu į tą valtį ir galvoju, nu, atstrinks, bet pradėjo apsiėmė ir nuo to apsiėmimo pradėjo. Kaip jautiesi? Dar šalta, bet jau normaliai. Mane tai ištras ranką čiungia. Aš girdžiu, reikia kažkas mano vardą. Tik nemokė plaukti ir tu iškart, aš sakau, kabinkis už vakar, tu buvo prisaukti. Aš laikiausi, bet jinai tada ant manęs pradėjo, manęs skandint pradėjo, nes ant manęs... Tai aš išnirau ir atrodo, kad kažkas yra už manęs, dar kad man kažkas tapaloja į koją. Kažkas yra ten, aš rėkiu. Tai tu visą laiką filmavo. Aš prie Osvaldo kiek išnirau ir bus ten... Nebuvo taip. Subrandimo nuo akimis tu buvai dingus. Žinai, tik kokią akimirką atsimenu, kad aš pavaltim, va šitaip po vandeniu, tada taip apsisuku. Bet po valtim ten būna oro, ne? Būna, bet... Jūs vis ištraukė, Mane jo ištraukė, vis tris mus jo ištraukė. Savasia buvo kaip vertės valtis ir aš galvoju, Laura. Ir mes bėgom, mes tokia vidė, kad žinau, bėgom negu gelbėtojai. Sakau, traukė žmonės iš to šalto vandens, nes jų... Ačiū tau labai. Jums labai. Ačiū už maudynės. Ačiū jums irgi. Svarbu, kad visi gyvi ir viskas. Viskas Viskas gerai. Visą. Aš antrą kart gimiau dabar.
Ar mes su juo pakalbėjom? Jinai sako, tai aš sakau, neapsivers mažas šansas. Valtis sėdim prieš pat laukiam. Jo. Čia labai mažas šansas apsiversti. Nesuprantu, atrodo, aš iškrisiu. Iškris, neiškrisi. Labai reikia daug pastangų įdėti kažkaip. Gyvis veikia. Sveiki, ten viskas, sakau dabar Jau pradėjai skasti, ne? Jinai plauk, man, žinai, jinai šalia manęs, sako, plauk namo. Aš tik žiūriu, apsivertė valtis, nuo čia pradėjau bėgti, bet mes tave į valtį, na, įsikėlėm. Lem, bet aš kažkaip išplaukiau. Bet Nes aš neprigėrei valties. apsisukau, gal biškai pagėriau, po to nežinau, ką aš Jo, nes pavaltim tu iš veikiau. pradžių panėriai, aš pamačiau, kad tu panėriai ir galvoju, išvysi, žiūri, neišlenda. Nu, būtent. Tas vanduo Nes labai, pavaltėm buvo, labai jo. jisai tamsus, aš panėriau Būtent. ieškoti ir nieko nesimato. Bet po to išnėriai ir užsikabinai už Jo, valties. aš apsisukau, reikia kažkaip, išgyventi galvo. Turbūt tą valtis užstumtelėjo po vandenį. Gali būti, nes vanduo. Jo, jinai ant manęs pradėjo kristi ir viskas, aš nėriau. Pastumė iš karto. Bet man iki šiol už tai baisu. Tarsi man toks, Man pats baisiausias momentas ir buvo, kai mačiau, kad panėriai ir nebeišnėriai. Jo. Ir aš panėriau Ai, tu ieškoti- bandei- Jo, ir nieko o nesimato. būtent nieko aš, nesimato. supranti, irgi štaip žiūriu ir aš galvoju, panersiu. Nu, aš kažkaip galvoju, žinai, išstumsiu aš į viršų kažkaip, aš plauk moku, bet kad nieko nesimatė. Nieko nesimatė, o po valtim ten. Ir jinai žiūri išnėrė, galvoju, dar kiti gali būti. Aš kimarinu pavaltėm ir atrodo ten aš kokias 10 minučių kimarinu, nes aš spėjau daug apgalvoti, kimarindama pavaltėm. Ora buvo, ne ten. Nežinau, aš nieko neatsimenu, aš tik atsimenu savo mintis. Kimarinu, galvojim dabar išmirsi arba ne. Negali tai būti. Apsisukau, belė kaip pradėjau plaukti, na ir išplaukiau. Tai gal ir moku pasirodo. Nusiraminai. Panik, sakau, aš išnėriau ir atrodė, kad už manęs kažkas dar yra pavaltėm, nes kažkas man jų koja. Nu jo, čia. Turėsiu. Įdomi buvo patirti. Dar kartą. Nu, te.